Traumų kokių buvo, kur tokios įsimintinos? Lūžo kojos abu kaulai ir tada nespėjo net sustoti, dar ir į sieną atsimušė, atsitrenkė, ten jam buvo vau. Jis taip norėjo tokių šokų iš antro aukšto ir susilaužė vidų kojas. Reikia to veiksmo. Įdomu tas veiksmas. Aš ir gal į tave pašaudau. Žinai, bent jau aikštelė atsimt, kad geresnis organizatorius esi. Sveiki, mes ir vėl čia grįžom. Jau nepaslaptis, kad Punksai mezga ryšius su kitais organizatoriais. Ir jums turbūt įdomu, kodėl? Tai todėl, kad mes norime padaryti dar įdomesnius ir geresnius žaidimus jums. Kad tai pavyktų, mes stebim, mokomės ir semėmės idėjų iš tų, kuriems jau sekasi. Todėl šiandien į svečius pasikvietėme žmogų, kuris daugiausiai žmonių surenka į savo renginius. Todėl jį pakalbinsim ir sužinosime, kur jo paslaptis, nuo ko viskas prasidėjo. Ir pamatysim, kaip viskas yra iš abiejų barikadų pusių. Sveikas, Algirdai. Sveikas, Šarūnai. Malonu, kad atvykai. Tai ilgi, iškart prie reikalo. Kiek dar laiko galėsime mėgautis Stirnių poligonų? Stirnių poligonų galėsi mėgautis dar visus šios metus ir tikrai dar visą kitų metų pusmetį. Bet žinau, kad tavo ambicijos didesnės nei tik tai Stirnių poligonas. Taip, ruošiam naują poligoną, esam įsigiję sklypą ir ten įsirenginėjom naują aikštelę. Taip pat gegužės 12 šių metų atsidarėm Karklės poligoną. Okay. Karklės fortas ir jau sėkmingai vyko trečias žaidimas ir judam toliau, skelbiam kitus, judam į priekį, renkam žmonės, visi patenkinti, laimingi. Okay. Efektyviai praleidžia savo laisvalaikį. Kas ten yra? Ten apleistos patalpos, baseinas, kas ten? Buvęs spa centras. Pradėtas statyti, nebaigtas statyti, spa centras. Ten daugiau CQB? CQB, jo, artimesnė kontakto, mažiau dalyvių, 50, su galimybė išplėsti, nes visa teritorija iki 6 hektarų, bet reikia įdėti papildomų barikadų, namukų pastatyti statymo, nes teritorija neapaugusi medžiais dideliais, o tik tais šaltalankiais, nedideliais krūmais. Tai jo, biški didesnių, jeigu norint didesnį renginį daryti, reikia truputį investuoti daugiau ir įdėti darbo. Smagu, dabar tada jau kaip suprantu viskas, esi pilnai per Lietuvą organizatorius, ne? Vilnius, dabar šitas Klaipėda, ar Karklė, atsiprašau. Karklė, jo. Tai... Klaipėda, Vilnius, Klaipėda, okay. Jo. Nice, žiauriai geras. Iš tikrųjų, kaip Doras pasakytų, esi svarus šatas apskritai Šatasvydžio bendruomenėje. Žinau, kad kandidatavai į LŠF, į federaciją. Kai dar turėjom filmuoti, dar nežinau, ar išrinks. Dabar jau žinom, kad išrinko. Ėjai su šūkiu suvienyti visus Lietuvos Šatasvydžio organizatorius. Taip, tai darbus jau pradėjom, po truputį įsivažiuojam, užbaiginėjam buvusios valdybos darbus ir judam į priekį su savo. Turim tikslus su prezidentu, su komanda, visa valdyba. Po truputį savo tikslus ir vizijas bandom vystyti ir judinti. Supratau. Jau kalbi kaip politikas iš tikrųjų. O konkrečiai, kokius darbus norėtum atnešti? Norėčiau šitą perimti pavyzdį iš Jungtinės karalystės, kur yra jų kara modelis, nelicenzijavimas, o tiesiog kodas žaidėjai su įsigijimu, nepaslaptis, kad daugėja įvykių, kai susiduriam su policija ar spaudoj, kur Šratasvydis yra paminimas ir Šratasvydžio ginklai yra panaudoti veikloj kažkokioj, tai galimai Šratasvydžio ginklai reikia pridėti turbūt, nes kartais įvardinimai ir oriniai, nors ir Šratasvydžio ginklai. Tai šitą norisi pajudinti, kad į priekį, bet čia aišku nebus čia 1 ar 2 ar 3 metų ar 5, tai būtent norisi suvienyti organizatorius, taip pat irgi į vieną turėti tokį bendrą tikslą, kad judėtų viena linkme. Taip pat noriu, kad būtų viešinamos šitos ir komunikuojama tarp žaidėjų, tarp organizatorių, tiek žaidėjai žinotų ir gal šatas.lt būtų įvesta kokia tai gėdos lenta, kur būtų matomi žaidėjai su paskutinė gautom vėliavom, kad matytume čia ir dabar ir būtume visi informuoti, nes kartais nežinom, nematom ir negirdim, nors matom vėliavą, bet nėra aiškiai išdėstyta mintis, už ką gauta ir kodėl. Tai Aš prisimenu, iš tikrųjų buvo renginys kalėdinis, kuriame
Šratasvydžio federacija darė eksperimentą ir svėrė šratus. Ir buvo, kur žmonės naudojo didesnius šratus, ko pasekoje pažeidinėja taisyklės. Pagal Lietuvos Šratasvydžio federacijos taisyklės šrato svoris negali viršyti 0,3 gramo. O visi, kurie naudojat didesnius šratus, sunkesnius, jums priklauso po raudoną vėliavą. Arba 0,5 dar. Teisingai. Pagal ginklo klasę, jo. Teisingai. Jo, šitaip. Ačiū, kad pataisai. Pas mus, matai, poligonė mes baninam visus snaiperius. Jo, jūs susikiubėjo tiksliai. Šita gėdos lenta, šiaip labai gera idėja, ar jinai čia parsivežta iš Anglijos, kaip suprantu? Ne, nėra gėdos lentos ten. Ko turėjom, tai nuskeltų, išmuštų dantų lentą. Nepaslaptis, buvau prisijungęs prie organizatorių ten. First and Only Airsoft, tai po visą Angliją išsidėstę poligonai, žaidimo aikštelės, tai ten skaičiavom ir būtent vienoj, kur pagrindiniai žaisdavo, aš buvau jau 100 dantų plus nuskelta per 5-6 metus ten. Eina savo. Gal pačiam teko matyti, kai nuskelia dantį? Turėjom draugą iš komandos narį, kuriam 5 minutės iki žaidimo likus nusileido kaukę, pradėjo taip, kaip ir mes dabar kalbam, kalbėti, o komanda užėjo priešininkų paskutiniam pušui ir nuskėlė pusę danties. Čiauru, jeigu jau prakalbam apie traumas, tai neišvengiam Šratasvydį traumų, ne? Tai ar žmona sutiktų, jeigu pasakyčiau, kad randai vyro puošia? Sutiktų, tų randų turiu po kiekvieno renginio, plius minus ir daugiau. Turėjau prieš vestuves privatų renginį, kurio metu pats vedu į privačius renginius, tai praeidamas laiptinį, išeidamas pro duris, tiesiog šaukiu instruktorius praeina ir mojuoju ranka, kad jau vaizdinis ženklas ir garsinis ženklas, kad jau instruktorius čia praeina ir iš metro atstumo gavau į pirštą čia visuose nuotraukose, po to keletą mačiau, kad nepavyko pašalinti žymės čia mėlynės ant piršto, tai tiesiog turėjom nuotraukų, dabar turiu prisiminimų visam gyvenimui. O šiaip nepyksta, ne viskas. Okay. O pati žaidžia Šratasvydį? Dalyvauja renginiuose? Esu organizavęs jos gimtadienį, esu organizavęs jos fitneso komandos nariam, tai įsitraukia į šitą. Taip pat padeda ir renginiuose su registracija ir įsitraukus jo pilnai. Okay. Jau nepaslaptis, kad vis daugiau ir daugiau moterų prisijungia į Šratasvydį, žaidimuose dalyvauja. Kiek pas tave įprastai renginių metu atvyksta moteriškosios lyties atstovų? Visuose renginiuose būna plius minus bent jau vieną turim visada dažniausiai, o esam turėję gal 5 vienu metu vienam renginį, ir tai nebuvo renginys, kuriam buvo viršytas ten maksimalus dalyvių skaičius ar kažkas ten tokio, kur ten 100-140, ten buvo paprastas 80 dalyvių renginukas ir susirinko 5 merginos. Tai jo populiarėja tikrai merginų rate ir nuomininkių prisijungia su vyrais, su draugais, su šeima ar ten tėvais. Šratasvydis, manau, yra visiems. O kaip galvoju, vienišų merginų yra tam? Aš manau, kad visi gali rasti savo antrą pusę ten. Kodėl klausi, Šarūnai, ieškai merginos? Neieškau iš tikrųjų, bet pastebėjau, kad su laiku vis sunkiau susirasti tų bendraminčių. Ir man atrodo, Šratasvydis yra puikia vieta atrasti tų naujų, nežinau, draugų galima tai pavadinti, kurie gali potencialiai tapti draugais. Pats važiuoji žaidimus, organizuoji žaidimus, ar teko susipažinti su kuo nors, nežinau, kas galėtų tapti tavo draugu ar bendraminti? Visada tenka, susirandam naujų draugų, kurių net vardų, gal kartais neatsimenu. Vieną istoriją turėjau Nemenčinės Mustangų organizuojamam žaidime, atvykom su savo komanda, pradėjom žaisti, po to po pietų vieniems šratai pasibaigė, kitiems nuotaika nukrito ir išvažiavo namo, kiti su savo šeimos reikalais. Tai likau vienas, o tada pavyko susirasti bendramintį. Jeigu klausai šitą istoriją ir neatsimenu nei tavo vardo, nei šaukinio,
tuneliuose, Nemenčinės poligone žaidime ten Mustang organizuojamam smaginomės Rusija. Gerai skamba, smaginomės Rusija su pistoletais ir šaudėm tamsoj kitus žaidėjus, kai parašyk komentaruose, jeigu atsimeni šitą istoriją, ten tikrai gerai medžiojom priešus. Skamba kaip tikrai gerai praleistas laikas. Iš tikrųjų, aš pats, kai išeinu pažaisti, kaip neorganizatorius, tiesiog susirandi tikrai fainų, nežinau, bendraminčių draugų, su kuriais gali taip gerai pajudėti, parušinti, padaryti gerų kilų ir taip toliau. Paminėjai komandą, ne? Atvažiavai su komanda. Kaip atsidūrei Divisionuose? Man labai įdomu. Divisionuose atsidūriau savo norų, savo pasiūlymų. Nepaslaptis, reikėjo pagalbos renginiuose, tai savanorių, kurie galėtų padėti tiek prie chrono, tiek prie registracijos, tiek su propsų ir teritorijos paruošimu. Tai paprašiau jų pagalbos, po to prisijungiau prie komandos ir dabar tęsiam šitą draugišką bendravimą, toliau jo santykį toliau, tai jo viskas labai. Ir už aikštelės ribų praleidžiam laiką. Okay. O treniruojatės kokios nors, nežinau, patrulio? Mačiau, vis yra tų visokiausių kursų, patrulio kursai ten, kažkokie gal CQB kursai, kada nors kaip komanda treniruojatės? Ne, mes atskirai mokymų kažkokių tai nedarom, o patirtį semėmės iš žaidimų, stengiamės dalyvauti kiek galima daugiau, tai iš to ir atsiranda įgūdžiai. Jeigu norit ir komanda ten susikomunikuoti ir neturit kitų kelių, tai būtinai imkit praktikos ten kursus šitos ir išmoksit ten karybos elementų. Žaidi šatasvidį ir visą laiką galvoji, kad aš čia nemoku judėti ir man čia sunku ir kaip valytis tos kampus ir kad manęs nenušautų. Tai žinok, Gears of Punks tau turi gerą žinią. Mes organizuosim CQB taktinius kursus, kuriuose tu išmoksi, kaip judėti pastatuose, kurias pusės prižiūrėti, kur saugoti ir svarbiausia, kaip nenušauti savo draugo. Kursus ves patyrę profesionalai, kurie žino savo darbą. Daug neišsiplečiu, apklausa yra komentaruose, nueik, užpildyk, atsakyk į klausimus, ko tu tikiesi iš tų kursų ir mes tai įgyvendinsim. Man žinai, kas dar įdomu, apie tave kaip apie žaidėją, žinai, visur tave kalbina kaip organizatorių, bla bla. Pasisekė žaidimas, skilų skaičius, įvykdyta misija, kas tau, kad gerai tikrai jau praleistas laikas? Kaip minėjau, nebūtina surinkti ant kažkiek tai kilų, svarbiausia su draugais praleisti gerai laiką ir geras oras irgi nėra būtinas, gali ir lietus pliaupti visą dieną, ne visada nuo tavęs, nuo organizatoriaus priklauso geras renginys, nes organizatorius tau duoda aikštelę, duoda scenarijų, o tu jau turi įsijausti į šitą dalyką ir išsipildyti savo užduotis tau išskirtas ir savo planą, kokie esi nusimatęs šiandien. Nebūtina būti Johnu Wicku, kad apturėti gerą žaidimą. Kartais užtenka vieno kilo, turim pavyzdį už kadro Aidą, kuris tavo poligonę valandą laiko, gal ne, 1,5 valandos. Garsiai pasakyk, kiek? 45 minutės! Ropojo, šliaužė ir nukovė ir to sakė akį žmogaus, ką jis čia veikia, iš kur jisai. Tai vat vienas iš tų, žinai, kur ne viską šaudyti, bet vat užtenka tiesiog pašliaužyti ir nustebinti, bet tai vis tiek veikia. O angluose, ne? Geras žaidimas. Koks būdavo? Kaip tada? Turėjęs smagių žaidimų, kur tuneliuose šitos tamsioj patalpoj, The Drakelio Tunnels, turėjau su peiliu prasėjęs apie 9 kilus, kur žaidėjai net nepastebėjo, nepamatė, kad kas čia vyksta. Turėjau ir juostas rodyti su žibintuvėliu ir peilio siluetą, kad čia knife killas, nes tiesiog nieks nežiūrėjo užnugarį. Žiūrėkit savo užnugarį. Ok, kaip suprantu, mėgsti stelfint, ne? Tai koks tavo žaidimo stilius? Apibūdink, gal biškį aprangą, kaip tu mėgsti rušinti? Mėgstu būti prieki, kuris pramuša ledus, pralaužia sienas ir stumti visus į priekį ir kad judėtų veiksmas ir greičiau būtų.
tokie ir mano ir organizuojami stiliaus žaidimai yra skirmiš tipo, tai ir pats mėgstu šitos, kur patalpose, teritorijose, kur nemiškinga erdvė, o neturi ten didelio matomumo, turi žiūrėti visus kampus, kad tą jauduliuką pajaust, kad galimai priešas kažkur tai yra už kampo, žinai, ir pats žaidžiu su MP7 ginklu, turiu ir M4 kraiteko ilgesnė versija, kur jau šitą vežuosi į kitus žaidimus, kur tikrai nuotoliai. Ištempiau. Ar tu nebūsi Pokemonas? Discord, žinai, vadina ten tos speedsofteriai, Pokemonai čia, žinai, neturi karinės aprangos, ten nesideda tų pleitų, žiūri ant lengvumo, žiūri, kad geriau judėti, žinai. Ne, aš pats šiaip esu žaidęs irgi su paprasta civilio apranga, džinsai, džemperis, aišku, kariniai batai su aulu, taktinis diržas, liemenė, norėčiau perėti dabar dar į lengvesnį, tai žiūrinėjosi, ieškusi savo čestrigo, lengvesnio, greitesniam, gal su metais ir su antsvariu, su svoriu didėjimu, norisi lengvesnės ekipuotės. Ja. Bet pažadėk, kad nepirksi tų ginklų, kur turi buožę užlenktą. Ne. Keistai jie ten atrodo, tie speedsofteriai. Čia jau turbūt brėži ribą, ne, kur sakai, jau šito nereikia, ne? Galim, nežinau, nesakau ne, nes nebraukiau šitų Pokemonų ir patys ruošiam irgi ginklą pasileidimui, tai turėsim irgi pistoletą, o veikiantį nuo oro HPA. Geras. Tai dirbam ties šituo, aišku, jau keli metai daugiau, bet norisi išleisti profesionalų viską nuo iki. Aš prisimenu, kai prieš porą metų kandidatavau į federaciją ir sakiau, CQB, reikia atstovų CQB. Aš labai džiugiuosi, kad dabar yra atstovas CQB, kuris, pasižiūrės, nes jau tie milsimeriai ir visi ten tų miškų gerbėjai, jau mane erzina. Mums reikia kažko, tai vis tiek matom, kur juda. Turbūt ta bendruomenė tokia, nežinau, ne bendruomenė, jaunimas, visur skrolina tiktokai, greitas dopaminas. Gal ir blogai, kad, žinai, nebevertina to tiesiog žygio miške kažkokio, bet, nežinau, reikia to veiksmo, įdomu tas veiksmas. Tai aš irgi jo džiaugiuosi, kad CQB ir didėja ir matau, kad kiti organizatoriai irgi persikelia į kažkokias tai apleistas fermas, jeigu pastebėjai. Ir vieni ir kiti atidaro vis naujų ir mūsų daugėja. Nes pastatos vis tiek duoda to mistiškumo jausmą, apleistas pastatas, pati teritorija už savęs yra įdomi ir tuo labiau, kad kontakto artimo norisi tos veiksmų vis tiek. Norisi ir pasportuoti, ir suteikti. O kas nori su savo snaiperiais giliai siūtais sėdėti, tai jam irgi būna aplinko aikštelė paruošta ir krūmai, ir medžiai, ir visa kita. Apie visus tos CQB, jo pilna tų poligonų didėja. Ar dalyvavai pas mus? Nežinau dabar. Ne, dar nebuvau. Gėda. Prestižinė vieta, Vilniaus centras ir CQB. Mes, žinok, dėl tavęs net padarysim tamsų kambariuką, kur galėsi telpti. Su tailiais, ne visus. Nes, Eimantas tai buvo, ir aš buvau tavo rinkiniuose, ir aš žinau, kad jisai buvo atėjęs prie tavęs ir sakė, ir kvietė, atvarysi, kad bus tau patiks. Iš principo pas mus tai visiškas CQB. Jau ten gal CQB link speedsoft, nes tiesiog nėra, yra ten tų porą medžių, bet žinai, viskas ten artimos kovos. Aš manau, kad tau labai patiktų ir tikrai nemokamai pakviesim. O, jeigu nemokamas bilietas, tai kada čia kitas renginys, tai reikia nemokamo bilieto. Jo, kad užimtumas, matai, sutampa renginiai ir visą kitą, ne visada reikia susiderinti, o kai turi tik laisvą laiką, tai nori skirti šeimai. Tai. Supratau. Žiūrėk, padarysim taip. Visą Divisionų komandą, kiek pasikviesi, visus nemokamai pakviečiam, gerai? Išsirinksit renginį, už liežuvą netempiam jo. Taip, visiškai. Netempiam už liežuvą. Girdėjot komandą, važiuojam, jie tapt panksus. Pakviesim, rimtai, pajudėsim, pažiūrėsim, aš ir gal į tave pašaudau. Žinai, bent jau aikštelė atsimt, kad geresnis organizatorius esi. Geresnis dėl ko? Žmonių skaičius. Žmonių skaičium tai nereiškia, kad geresnis. Tai jūs turite savo ką pasiūlyti, mes turim savo ką pasiūlyti. Tuo ir įdomu, kad esam skirtingi ir susirenkam savo auditoriją ir žmonėm, kurie renkasi šitą arba renkasi šitą. Tai aš manau, tai būtų. Man baigėsi nuolaidos kodai jau. Noriu dar kažką. Visiems duok nemokamą žaidimą kitą. Ieškokit nuolaidos, į Klyną rodau, ne? Iki čia matau, gerai, tai žiūrėkite į nuolaidos kodą.
žiauriai nukrypom, šiaip iš pradžių pradedam. Tai koks tavo šatasvydžio kelias buvo? Nuo ko viskas prasidėjo? Prasidėjo nuo nuomininko kelio. Bet ne Lietuvoje, žinai. Ne Lietuvoje, taip. Okay. 2015 balandis, Velykų savaitgalis. Atsirinkit, pasižiūrėkit į kalendorių, kurį tiksliai data nepamenu. Tai nuoma, kviečiausi draugus, šeimos narius, kad kartu prisijungti, visi ruošiasi Velykom. Nusprendžiau vienas važiuoti ir išbandyti, nes labai jau norėjosi išbandyti šitą laisvalaikį hobį. Išvažiavau visiškai vienas, gavau instruktažą, gavau ginklą, susiradau ir draugų, ten prisijungiau ir visi priėmė draugiškai, tai nesijaučiau vienas. Aš pastebiu iš tikrųjų, kadangi mes tam Vilniaus centre, žinai, prasidaro mūsų tos duris ir kartais užeina žmonių, paklausia, ką jūs čia veikiat, kas ir taip. Jie sako, čia galima vienam? Lemba, taip, atvaryk vienas tavo ir pažaisi, viskas tvarko, čia nereikia turėti komandas, čia nereikia būti kažkokiu, žinai, pareigūnų, kad tu galėtum pažaisti. Ir iš tikrųjų drąsu, kad nuvarėjai vienas. Aš, pavyzdžiui, vienas nevariau. Mane 2 kartus kalbino varyti, kur, gerai, važiuojam, tais pistoletukais pašaudysim. Bet iš tikrųjų pagarba, kad nuvarėjai vienas, išmėginai ir dar vis likai. Pasiruošimas pačiam žaidimui kažkaip, kaip ir minėjai, turbūt nieko ten daug nesiruošiai, ginklas nuomai, davė turbūt kažkokią kaukę, ne? Taip, ta apranga kažkokia, nieko ten daug nepirkai. Ne, taip, pilną veido kaukę gavau, dėtuvės, ginklas ir viskas buvo jo. Ir pirmas šratas, atsimenu, dar dabar koridoriui ginam pastatą, užeidinėjom pro vieną, pro kitą pusę ir pastatas visas pilnas koridoriui, kaip ir sakiau, minėjau, buvau nuo pradžių jau tas, kuris pirmose fronto linijose stabdau priešus, tai stovėjau ir iš lauko, gavau vieną šratą tiesiai čia į sąnarį, pats turbūt skaudžiausias, tai pirštinių neturėjau, tai kas buvo po šito žaidimo, kitam jau žaidimui, man atrodo, net kitam iš karto savaitgaliui, nes pasikeisdami ten organizuodavo ir vieną ir kitą žaidimą netoliese visai, tai įsipirkau pirštinės, tada batus įsigijau, po truputį judėjau liemenę taktinę, ir tik tada ginklas, nes, jeigu žinot, kaip minėjau prieš tai jų karą, tai reikia sužaisti 3 žaidimus per 2, netrumpiau nei 2 mėnesius, kad gautum savo kodą, su kuriuo galėtum įsigyti ginklą. Okay. Žinok, ką girdžiu, tai kad mokaisi iš, kaip čia, patirčių, gauni per pirštus ir kaip pirštis. Kaktą, žiūrėk, jau pilna kaukė yra. Bet taip dažnai, iš tikrųjų, lygiai taip pat visi turbūt praeina per tą patį. Ir dar kai mes derinom šitą pokalbį ir biškai šnekėjom, aš prisimenu, žinai, sakei, kad nepirkit iš karto daiktų šatasvydžių, nauji ginklai, žinai, kaip pamato, blemba, čia su uniformom, čia ginklai tokie, noriu, reikia perku. Tai aš prisimenu, ten sakei, kad stop, nepirkit. Jo. Pabandykit paieškoti kur. Įsigykit, pasieškokit, išsinuomokit pas organizatorius įrangą, pasižiūrėsit, ar jums tinka. Atvykę į renginį, tikrai bendruomenė draugiška ir daugelis duos su jums pačiupinėti jūsų ginklą, jeigu manot, kad jūs norit su tokia platforma žaisti, su tokios klasės ginklų, pasižiūrėkit, tikrai duos pačiupinėti, ar tikrai jums tas prie rankos limpa ir po to jau prie širdies, nes vis tiek investicijos didelės iš šitą. Mano patirtis rodo, išleisti pinigai, tai realiai, ką buvau nusipirkęs pradžioje, tai turėjau, viskas yra išparduota. Taip, nes pakeista, nes tada tas jau nebetiko, norėjosi judėti link kitos, kokybiškesnės ir visą kitą. Geriau, aišku, pasižiūrėti ir tada jau neišleidinėkit savo pinigų, veltui neišmeskit. Žinai, ko aš džiaugiuosi, kad gavimas per pirštus neatbaidė tavęs nuo šatasvydžio, nes dažnai būna šitą, žinai, gauni per pirštus ir sakai, nebent. Jo, ir bėgi į krūmus. Ir bėgi į krūmus. Tęsiant apie UK, kaip toliau viskas rituliuojasi tavo šitoje karjeroje šatasvydžio? Tai po to sužaidžiau daug žaidimų su nuomotų ginklų, gal buvo net 5 ir 6 žaidimai, net viršijau tų, kur reikalingų žaidimų, kad gauti tą kodą ir įsigyti savo įrangą. Tai tada nuo balandžio iki rugpjūčio tai buvo sužaista, tada įsigyta savo ginklas ir tada tęsta mano karjera jau su savo apranga ir ekipuotė ir ginklais. Tada po 2 metų turbūt prisijungiau prie UK maršo
maršalu, ten vėl šito organizatoriaus, ten padėjau ir mačiau visą virtuvę ir visą kitą ir tada jau nusprendžiau, kad reikia kažką daryti ir savo galimai galiu padaryti ir tapti irgi organizatorium. Okay. O neprisijungi prie jokios komandos iki? Ne, mes su šitais maršalais, kur padėdavom organizatoriui, tai ten važiuodavom ir ten negalėdavai būti kaip ir komandos narys, kad būtum šališkas ir tavęs nesakytų, šitą komandą, tai jie tik tai su šitą pusę žaidžia ir nebūtų palaikymo ir nepalaikančių tokių, kad viskas būtų objektyvų ir šališka. Tai tiesiog reikėdavo būti ne komandos nariu, kad būtų maršalu. Supratau, šiaip įdomus sprendimas, bet kartu ir logiškas, iš tikrųjų. O buvo kokių įsimintinų, nežinau, konfliktinių situacijų? Jeigu esi prie tų, žinai, organizatorių, man įdomu, kaip ten anglai elgėsi. Buvo kas nors? Kaip minėjau, draugiška, bet visur visokių yra žmonių. Turėjom vieną labai situaciją, šitą labai įsimintiną, kur atvažiavo draugų kompanija su savo merginom, gal 5-6, tiksliai nebepamenu, bet viskas, kas buvo pasakyta instruktažo metu, viskas, kas draudžiama, viską jie ir darė. Vaikino merginą nušaunė, jisai tiesiog šoka į krūtinę ir teko stabdyti žaidimą ant kitų žaidėjų. Tiesiog agresyvus elgesys, fizinio kontakto nebuvo, bet buvo kalba necenzūrinė ir visa kita naudojama, tai stabdėm žaidimą, buvo visi žaidėjai sugrąžinti į safe zone ir buvo pasakyta situacija ir išprašyti šitie dalyviai. Tai visi laukė ir tokie gėdos turėjo jie ten tikrai ilgai ir laimingai, po to buvo aišku jų įvertinimai, kad jie palaikyti huliganais ir visą kitą, bet dėja, bet jie taip elgėsi. Jo, iš tikrųjų, pirmą, tokius biški, Anglijoje, žinai, kaip būna tie futbolo huliganai. Jo, panašus jausmas šito filmo ir jaučiausi, žinau, toks. Einam, mes išsivedinėjom, pirmas organizatorius pats vedantysis, kuris buvo pagrindinis, ir mes jau tada šitie maršalai ir matom, kad jie jau ten ir su buožėm jau vaidina, kad jau duos šitam ir teko juos stabdyti ir, tiesiog jau. Man iš karto, žinai, prisiminė tą paminėjai merginą, kodėl daug šaudai mano merginą. Pas mus buvo situacija, kai suaugęs vyras žaidžia ir yra, aišku, ten 14 metų vaikas, kur žaidžia ir tas vaikas daugiau šatų jį pašaudė. Tai tas supykęs atėjo, kur tas mažas vaikas, žinai, ką tu darysi? Atsiprašau, kad keikas eidu išpypink. Ką tu darysi, tėvo? Sakom, duris ten, prašau, ei, čia taip, ko tu čia ieškai teisybės? Tau skauda vyras saugęs. Neieškok problemų, kurių nėra. Žinai, visi gauna tų papildomų šatų. Aš labai džiaugiuosi, kad federacijoje įvedėt ten tą lentelę su vėliavom visokiausiam, ką už ką duoti. Gairės, patikslinsiu, gairės, kuriomis galima vadovautis dabar, išdalinom organizatoriam yra gairės, su kuriuom įvertinimai. Nepamirškit, geltona yra įspėjimas, o raudona yra jau galimai gali organizatorius tavęs neleisti žaidimą, savo pažeidimas. Tai gairės, kaip pasirinkti ir kaip įvertinti žaidėją, kuris padarė kažkokį tai taisyklių pažeidimą. Išdaužti dantys, ne? Čia futbolo huliganai. Aš suprantu, kad čia, žinai, išimtis yra, visur pastaiko tokių žmonių ir taip toliau, o traumų kokių buvo, kur tokios įsimintinos ar įvykių, nežinau, kaip čia pavadinti. Anglijoje, kai žaidžiau, turėjom vieną tokią traumą, Lenkas, ne aš asmeniškai turėjau, o žaidėjas iš Lenkijos, jisai bėgo link pastato, buvo šlapia žolė ir tokia maža duobelė ir jis ją pataikė, pakreipė koją ir lūžo kojos abu kaulai ir tada nespėjo net sustoti dar ir į sieną atsimušė, atsitrenkė, ten jam buvo ten. Sustabdėm jo žaidimą, aišku, kaip ten ceasefire, ką aš naudoju, nutraukti ugnį savo žaidimuose, kad tokie įvykis atsitikęs, kad galėtum saugiai suteikti žaidimą, nuimti kaukę ir pašalinti. Ir tai reikėjo jam lemeninui minėjom ir kol atvyko greitoji susitvarkėm su žaidėjai, šitą situaciją truputį paankstinom pertrauką šitą. Tai toks vienas įsimintesnių, kur atviras lūžis ir reikėjo ir kraujavimas ir visą kitą stabdyti, toks rimtesnis. Aš prisimenu vieną iš pirmųjų savo žaidimų buvo Kaune, apleistoj ligoniniai. Ir tiesiog bičas pamatė, kaip eina ten 4-5 žmonės būrys, jis taip norėjo tokių šokų iš antro aukšto ir susilaužė vidvikojas. Aš atsiprašau, kad tikiuosi, bet kosmosas. Wow. Gal ant tiek pasinėrė į tą žaidimą, aišku, netveri lūžiai niekas, bet jis nepaėjo, jį nuvežė, žinai, peršti, sako, jį lūžusius kojas. Abidvi, tai toks dėl kilo, žinai. Wow, jo aukojo viską. Aš pats, žinai, prisimenu savo traumas, gavau iš metro į kiaušinį, suklupau.
palsėjau. Aišku, šitas kaip standartas pirštukai, ausį, žinai, irgi skaudėjo. Aš galvojau, pas tave kokiu tokiu yra traumų, buvo? Minėjai apie krumplį, bet Jo, darbo. apie krumplį esu gavęs į skruostą labai skaudžiai, kurį darbą atėjau, net liemenį, nors ten irgi buvo ir išlaikytas atstumas ir iš pistoleto, tiek tai ten iki 1 džiaulio, tai, bet jo turėjau čia, kur toks jau kaip funtikas, jau patinė, net mačiau savo žandą. Tai tada esu turėjęs per savo naktinį organizuojimą ar naktinius žaidimus, tai esu turėjęs tiesiog, pamačiau priešą, norėjau geresnio kampo pasitraukti ir kur šaka nekliudytų, pasilenkiau ir su šaka savo nosies šnerio, kadangi žaidžiu aš tik su kapą ir akinukais, veido kaukės nenaudoju, bet čia mano pasirinkimas yra, tai jo, ir teko grįžti į parkingą, susistabdyti kraujavimą ir sėkmingai tą žaidimą po kokias 10-15 minučių. Skraujėjau manęs, ten nebuvo nosis paprastas kraujavimas, o tai buvo žaizda, truputį ilgiau užtruko viskas. Aš dabar, žinai, galvoju, mes čia išgąsdam visus traumas, kontuzijos, dantys, čia, žinai, ir taip toliau. Iš tikrųjų, daug tų traumų, bet, tinkama apranga, tinkamas pasiruošimas leidžia daug ko išvengti. Gerai sakai, kad šitos traumos, minėjau, ir šitą situaciją, kur susilaužė koją, tai lygioje vietoje žmogus, ten duobė, šlapia, keli faktoriai susideda, tai tos pačios traumos kaip ir futbole, krepšinyje, išsukta čiurna, susilaužyta koja ar kažkas, tai visko to pačio, net žiemą einant šaligatvių paslysti, ar ant tavęs ledas nukrenta, tai net didesnės gali gauti traumas negu šartasėdė, tai nėra šartasėdis toks baisus, jo, jis yra aktyvus ir galima jos, bet tai, kaip ir minėjai, tinkamos avalinė, apsaugos šalmas, net ir tas pats imitacinis šalmas, ne kevlaro šalmas, tave truputį tiek apsaugos, jeigu tu krisi ir kažkur galvo trinkti. Teisingai, tikrai taip. Pasiruošimas apsaugos tam ir duotos, todėl taip griežtai žiūrim dėl akių apsaugos visi organizatoriai. Dabar šitas UK maršalas, grįžai į Lietuvą ir ką? Iš karto, va taip, opa ir organizatorius, papasakok. Taip, nežaidžiau nei vieno žaidimo Lietuvoje, nesu žaidęs, pasiskaičiau, pasidomėjau, kas vyksta ir pirmas žaidimas rugpjūčio mėnesį, tik grįžus po mėnesio į Lietuvą. Tai suorganizuoti žaidimai ir tik po to pradėjau dalyvauti čia, rengiamuose organizatorių žaidimuose Lietuvoje. Aš dabar galvoju, čia laikotarpis, kada tu grįžai ir pradėjai organizuoti, čia kada buvo? Po COVID-o. Jeigu taip visi fiksuotume, tai po COVID-o. 2021. Tai COVID-as leido pasiruošti, ne? Jo, COVID-as šituo COVID-u laikotarpiu gal daugiau laiko praleista namuose, teko ir nedirbti, irgi sustabdyta darbovietė buvo, tai pamastymai, apmastymai ir tai buvo ruoštasi jau šitam dalykui nuo vasario mėnesio, tai pusės metų įdirbis įdėtas į šitą rugpjūčio mėnesio startą. Tai kaip suprantu, planas pavyko, esi top vienas organizatorius, ne? Įgyvendinti tokį. Tinkamai išnaudotas COVID laikas, ne? Tinkamų laikų, tinkamai vietai. Tai kaip tu pats ruošiesi žaidimams? Prasideda žaidimas nuo paskelbimo žaidimo ir tada pagal dalyvių registraciją pradedi scenarijų. Jeigu tai nėra jau iš karto sugalvotas, tai scenarijus ir įtrauktas, kuriuos darėm pernai La Favela Wars, Kopą ar Money Heistų paremtus šitos žaidimus, o jeigu ten paprastas, tai scenarijai kartais gimsta net ir sekmadienio ryte, kai pamatai dalyviai ir jų pasiruošimą ir įrangą, pavyzdžiui, korekcijos kažkokios, tai ir visa kita įvyksta dar net ir sekmadienį prieš instruktažą. Jeigu matai, kad atvyksta komandos ir nėra kažko tai pasiruošimo, numatai jau iš patirties, tai mažos korekcijos įvyksta dar net ir sekmadienį, gimsta čia. Šiaip teisybė, nes pamatai žaidėjai, žinai, ką gali duoti ir gali adaptuoti, tas, žinai, tik tai pakelia renginio kokybę, negaliu ginčytis. Bet ar čia GPT naudoji scenarijų rašymą? Prisipažink. Esu naudojęs kalėdiniam žaidimui, parašiau ChatGPT, prašiau pagalbos, bet jos neprireikė, nes kelis skirtingus variantus pateikė man kalėdinio žaidimo tematiką žaidimą, tai
Panašiai, ką ir mes organizuojam, darom ir daugelis organizatorių su kažkokiom tai korekcijom, kas man labai patiko, ką davė ChatGPT, tai šaukt ne hit, o kad šitajam kalėdiniai dvasiai suteikt labiau, šaukt ho, ho, ho. Tai visi labai šitą patenkinti buvo ir įsivedė, tikrai visi šaukė ho, 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 kad jau pataikė, tai labai smagiai buvo. Mes patys organizavom Extractioną, tai nebuvo standartinis mūsų renginys, beje, bus kažkada Extraction. Trečias, gaunam jūsų pranešimus, gaunam jūsų prašymus ir klausimus, kada bus, tikrai bus, bet dar negaliu pasakyti kada, bet bus, tikrai. Tai jis buvo nestandartinis renginys ir aš žinau, kad ir tu gamini nestandartinius renginius, ne? Ir daug čia paminėjai ir, net pavadinau, Lafela, Kopa, dar tas... Money Hit. Squid Games organizavo, bet nepavyko. Visokiausia, tai... Papasakoju apie kurį nors. Tai La Favela Wars buvo Brazilijoje esančių gaujų karas prieš specialiasias pajėgas. Kaip žinom, ten istorija yra tokia, kad ir korumpuota policija, tai buvo įjungta ir buvo suskirstyta, net ir aprangos kodas buvo. Aišku, labai gaila buvo, kad dalyviai ne visi atvykdavo pasiruošę, bet ačiū tiem, kurie atvykdavo tikrai pilnai, jau šitie kaip gaujos nariai ir marškiniai ir civilio rūbai ir policininkai, kurie turėjo būti juoda apranga ir visi specai, kurie buvo paskirti, bet tai pagyvino renginį tikrai, kai esi pasiruošęs, jau atvyksta žaidėjai ir pasiruošę šitam. Matosi, grįžtamas ryšys yra ir sušildo širdį, kai atvyksta ir žaidėjai yra jau pasiruošę šitam. Aš buvau Battlefieldo žaidime, jie ten neturi atskirą patchą tiems, nežinau kaip jie pavadinti, cosplayams gal, nes ten atėjo pasiruošę hebra ir taip pasiruošę normaliai. Ten buvo berods meksikiečiai prieš kinus, tai tikrai pastatė tų 10 žmonių, kurie buvo apsirengę, žinai, kinas. Ten meksikietis, buvo visa komanda su tokiom skrybelėm meksikiečių. Kinas, kuris stovėjo toj, pasiėmė sušis valgyti. Sugalvoja hebra tokius ir dovanojo pečus ir iš tikrųjų tas pasiruošimas žaidimui, ne, kai tu apsirengi ir taip toliau, aš galvoju, bet čia tikrai žiauriai daug priduoda, tikrai. Ar Anglijoje irgi buvo kažkokių, kurie apsirengė yra kaip nors tai įdomiai pasiruošę žaidimui? Tai turėjom grupę, kurie buvo atvykę į mūsų organizuojamą žaidimą, ten, tai jie buvo apsirengę indienais pilnai, bet prasme ne tas visas kostiumas, kur plunksnų nuo iki čia, tai irgi labai davė kokią 10 net žaidėjų, tai ir merginos, ir vaikinai, jie tiesiog ir kirvukus, tomahaukus turėjo, ir lankai, aišku, su jais nešaudė, bet bendram vaibui palaikyti ir buvo jie labai ten tikrai pagyvina visą renginį šitas dalykas. Gerai, ir pabaigai, kaip orgas ar sunku organizuoti žaidimus? Ir sunku, ir ne. Su laiku, su metais, su įgūdžiais lengvėja gal tas pasiruošimas, bet pradžia tai buvo jo sunkinės. Ir aikštelė, kas yra šratasvidis, daug gal kas nežinojo iš civilių žmonių, kurie pravažiuoja servitutiniu keliu pas mus esančiam ir instruktorių sustabdo ir reikalinga papildoma informacija, ar čia filmavimas vyksta, ar čia pratybos, ar kažkas. Tai pertrauka, kur darydavom šitą, tai kartais net atvažiuodavo į teritoriją žmogus, kuris automobilį remontuotis ir jau kol vyksta pertrauka, jis jau ten jau net į ratą ir jau viską nusiėmęs ten, tai tekdavo jį vaikyti, tai jo vyti iš teritorijos, tai išprašyti. Rado duobę ir sako, tapalus pakeisi, ne? Okay. O buvo taip, kad atvažiuoja ir randi savo teritorijoje žaidžiančių žaidėjus, kiek neaptverta? Taip, buvo, šitas irgi labai pradžioj buvo irgi, kur net žaidimo metu teritoriją mažesnių žaidėjų mes mažindom, kai didesnis renginys daugiau žaidėjų didinom, tai kartais tik žaisdavom vienoj pusėje kelio ir nenaudojami buvo daugiabučiai esantis, tai esam išprašę ir šitos žaidėjus, kurie tolimiausiam daugiabutį užsiima savo veiklą. Tai negalima. Negalima. Jeigu apleista, tai nereiškia, kad niekieno. Nereiškia, nes užrašai yra, policijai perdodama ir visa kita. Žmogus yra, kuris man prižiūri ir perduoda informaciją ir visada gaunu žinutes, ar čia jūs žaidžiate, ar ne jūs žaidžiate, dalyvaujate. Pasiklausia, jeigu manęs asmeniškai nemato aplinkui. Jeigu norit žaisti kur nors Lietuvoje, kad ir miške, ne, kreipkite dėmesį, kad jau buvo tokia
istorija, kai grybautojus išgazdino, jie iškvietė policiją, atvažiavo aras ir supakavo visus tos šratasvaidininkus. Tai laimė, kad jie nesipriešino ir nepagalvojo, gal čia žaidybinis atributas. Tai jie skundėsi tik tai mėlynėm ir ten, kad biškis skaudėjo, gal nereikėjo taip grubiai. Bet ten jau vyrai dirbo savo darbą. Į žemę pagulėti, truputį. Kaip po to kalbino, žinai, Aro tą vadą. Sako, čia vyrai dirba darbą, džiaugtis, kad nieks nelūžo. Realiai. Nu taip, tai ko tikėsi. Tai yes. Ginklai atrodo kaip tikri, tai viskas atrodo tikra. Tai. Ir antrai pabaigai jau. Prieš tai pabaigėm, dabar antrą kartą pabaigėm. Bet iš tikrųjų noriu pakalbėti apie tos ypatingus žaidimus. Anksčiau jie vadindavosi big game, ne, mums čia reikia big game, bla bla, tie savaitgaliniai, sekmadieniniai žaidimai yra ratatuškės ir bla bla, ir kitaip stumia. Man tai žinau, kad atsibodo klausyti, nes, nu, tipo, ten, jeigu nemelsimas, tai ratatuškė, jeigu ten kažkas, o man tai panašiau ten į taktinį žygį. Kuo jis ten ypatingas? Tai va, aš norėčiau su tavim išsigryninti ir atsakyti šitą klausimą, kas yra ypatingas žaidimas, ko jam reikia. Tai aš čia susirašiau sąrašą, ne? Dalis, kas yra svarbu renginiams ir pabandysim atsakyti, ko reikia, ne? Tai, žinai, kaip pasiūlysiu eiti atmetimų būdu. Atmetimų būdu, dar galim ir išimti kažką iš recepto. Išimam, kad jau išdirbti pilną. Jau pereina tą, žinai, kad ypatingas, nes čia, jeigu viskas yra, tai labai jau ypatingas. Jo, čia super ypatingas. Imam tol, kol, žinai, kažkas gaunasi. Tai ir po kiekvieną punktą, žinai, padiskutuosim. Tai kelių dienų žaidimas. Kelių dienų žaidimas, ne? Ar ypatingui renginiui reikia, kad jisai truktų daugiau nei, tarkim, pusdienį? Mano nuomonė, užtenka ir pusdienio. Ypatingam renginiui, jeigu tu pasiruošęs, nurodyta tavo užduotis, žinai, ką darai, atvažiavai, nurodytų laiku, nurodytų vietoje esi, ir tavo ypatingas renginys tau gal 2 valandų užteks tą užduotį įvykdyti. Tekstai yra prašymai, ne? Galiu su ChatGPT dabar, kokių scenarijų prikurta, ne? Gali viską duoti, gali dalį pasiimti, bet iš principo tą lorą, žinai, visą. Ar tai reikalinga? Taip, šitas tai turėtų įeiti, čia uždėkite, tai reikia reikalingas. Bet nebūtina ten išsiplėsti, nes kaip rodo patirtis, kad žaidėjai tikrai neskaito šitų 3 lapų A4 istorijos visos. Ok. Vadavietė ir vadavietė struktūra, ne? Kažkoje pusės vadai, ten štabas, ryšys, nežinau. Ar privalo būti? Privalo būti ir ne tik, kad vadas koordinatorius, tik šiuo metu daugiau mažiau vyksta, kas ir, aišku, pas mane tik koordinatoriai realiai mes esame, ne kažkokie ten pusės vadai, nes pusės vadų kad būtų vadas, tau reikia ir ryšininko atskiro turėti, tada turi turėti žvalgus ir visa kita, kad vyksta ir tu gautum informaciją, tu ją filtruotum, tai aš manau reikalinga ta struktūra. Priekinė linija, antra ir taip toliau, tai reikalinga. Jeigu tai kalbėčiau apie milsimą, taip, aš įsivaizduoju to, bet jeigu tai nėra milsimas, galbūt ten visai kitokia istorija, pavyzdžiui, Squid Game'as, ne? Nebus vadų ir struktūros, ne? Bet ar tai nebus ypatingas žaidimas, žinai? Sutinku su šituo. Jeigu Squid Game tai jam vadų visai ten nereikėtų. Ten tiesiog vaikiški žaidimai, istorija nuo serialo, kas žino, tai tik pats bosas vadas yra ten. Ir tai išbraukiam. Išbraukiam. Gerai, sekantis. Papildomos užduotis prie pagrindinės užduoties. Tokie side questai. Pagyvina ir apeini kažkokius, tai jeigu kartais atsitiktų kažkaip, kad tik viena komanda laiminėja, šitos side užduotis visą kitą duoda privalumą ir kitai pralaiminčiai pusiai pagyvint žaidimą, dinamiką viso žaidimo. Tai kaip aš galvoju, neprivaloma, bet pageidautina. Pageidautina, taip. Naują statusą pridinau. Ok, gerai. Propsai renginio rekvizitai. Visokiausiai, žinai, kaip pasiruošė ten, kokią bombą, raketą surinko, kaip palidovą iškelt, ką nori, žinai, tokio. Nemanau, kad yra būtina. Galim išbraukti. Pageidaujama, kuo įdomiau ir realistiškiau yra ten, jeigu darai kartelio, tai aišku ir norėsis tokių propsų, ne tik, kad imitacija, jeigu norėsis ten kariškiai, tai norėsis ir ramų boksų, norėsis ir kitų dalykų, tai kas tą atitiktų vaibą, jo. Geras oras. Nebūtina. Privalom. Nėra blogos aprangos. Sutinku. Turėjom bernvakarį šį
šeštadienį vaikinas atvažiavo nepasiruošęs pilnai, pamiršo batus, nes bernvakarį anksčiau pradėjo švęsti ir atvyko su šlepetėm. Tai dėja, bet avalynės mes nenumojam, tai teko žaisti su šlepetėm. Buvau story kelias, jis matė. Tikrai. Aš ir dabar įsivaizduoju, kaip šiškai. Taip, jis buvo VIP, jo kojos tiksliau buvo pėdos, jo buvo VIP. High value target buvo. Gerai, namų darbai žaidėjim. Reiškia, tu turi persiskaityti taisyklės. Gal čia iš to, kad, žinai, kur būna netgi egzaminuoja taisyklės, kur ten jau reikia labai griežtai mechanikos. Įeina ir apranga. Kaip galvoji? Privaloma? Privaloma. Pageidautina? Jeigu ypatingam, privaloma. Taip. Aš su tavim sutinku irgi čia. Aktoriai, kurie sukuria kažkokius personažus, jie yra žaidybiniai. Aktoriai, bet tie aktoriai gali būti ir iš pačių žaidėjų. Jie taip pagyvins, atliks tą NPC, kurie nebūtinai bus ten kariai, bus tik kaimiečiai ir visa kita neatlikinės ir net nei vieno šartasidžių ginklo neturės, bet jie atlikinės šitą užduotį. Aš manau, kad pagyvintų šitą žaidimą ir visa kita ten, jos įkaitais imt, nes ne kiekvienas žaidėjas atvykęs norės, kad jį įkaitų imtų, jo, ir tik atsidurt pusę žaidimo rolę atlikinėt, kad tik tais jis prasidės kalėjime, ne, ten ir visa kita. Tai jo, reikėtų aktoriai, kurie atliktų šituos nenorimus dalykus, jo, kurie nenorėtų, kad žaidėjas viską pasisemtų full experience. Tai privaloma, pageidautina. Pageidautina. Sutinku. Gerai. Žaidėjų skaičius. Gali būti mažas 20, 10 žaidėjų ir ypatingas renginys. Karinis transportas. Pageidautina, nėra būtina, bet irgi vėl sakyčiau pageidautina gal. Ypatingų padarytų, žinai kas? Sraigtasparnis. Daugelis turbūt matėt Airsoft Alphonse, kuria video iš savo žaidimų, video reportažus, tai ne vieną žaidimą, kuris su kulkosvaidžiu ir skrenda ir šaudo. Čia, manau, vien šitas praskridimas jau man būtų ypatingas renginys. Gerai, ir renginio kaina? Nemanau, kad yra šitas dalykas atitinkantis, sakau, vėl pasiruošimą ir visą kitą. Jeigu aš ten turėsiu kaip organizatorius investuoti į daugiau, tai aišku, kaina bus, tai kodėl, Aš dabar, žinai, žiūriu į tą mūsų visą sąrašą ir suprantu, kad tas ypatingas renginys labai daug nereikia jam. Reikia tiesiog įdėti širdies, ne? Laikas nesvarbu, tekstai, aprašymai turėtų būti, bet turbūt pagrindinis dalykas yra namų darbai žaidėjam. Tam prasme, kad tu sugalvojai kažką, ką žaidėjai pasiruoš ir jie turės atvykti pasiruošę ir užtikrins, kad jie būtų pasiruošę. Ir man atrodo, kad čia turbūt ir yra atsakymas, jeigu sutiksi, kad būtent pasiruošimas duot namų darbų žaidėjam ir patikrinti, kad jie būtų pasiruošę ir sudės visą vaibą. Nes kaip organizatorius, kaip mes ir kalbėjom, 10%, ne, vedlysis, ir viskas priklauso nuo žaidėjo. Tai jeigu tu pasirūpinsi kaip organizatorius, kad žaidėjai bus pasiruošę, aprangas, taisyklės, man atrodo, nuotaika tai. Ir tikrai įsigilinę į viską, tai manau bus ypatingas renginys. Baigiam, man atrodo. Ar patiko? Jau trečią kartą baigiam. Labai patiko. Labai smagu, labai patiko. Tai ačiū tau, kad pakvietei. Ačiū. Susimatysim dar tikrai žaidimuose.